Šiuo metu laiku, žiūrint į Europos žemėlapį, daugumo žvilgsniai krypsta į šiltuosius kraštus. Po karštos vasaros pasilgome saulės ir šilumos. Tad kviečiame į pietų platumas. Pakeliaukime po Egiptą, į kurį dabar vykti pats geriausias metas. Daugiausia turistų plūsta į dabartinę Egipto sostinę Kairą ir į garsią šventyklomis senovės Egipto sostinę Luksorą. Kaire, didžiausiame Afrikos žemyne ir 1000 minaretų mieste gyvena 16 milijonų žmonių. Gausybė mečečių, judrios gatvės, savitos automobilių vairavimo taisyklės jautiesi lyg verdančiame katile. Kairas tiek senovėje, tiek ir dabar garsėja kaip stambus kultūros ir prekybos centras, kuriame susikerta Afrikos, arabiškojo pasaulio, Europos ir Azijos keliai bei interesai. Egipto valdžia ir visuomenė po 1999 metų fundamentalistų išpuolių buvo labai sunerimusi. Tais metais Luksore, Karalių slėnyje, prie faraonės Hatšepsutės šventyklos teroristai sušaudė apie 80 turistų. Po kruvino susidorojimo turizmas Egipte buvo atslūgęs, tačiau dėl krašto unikalumo jau po pusmečio vėl atsigavo. Šiandien kiekviename viešbutyje stovi ginkluotas kareivis, tikrinamos rankinės ir lagaminai. Tokia tvarka galioja visose viešose vietose, kavinėse, restoranuose ir muziejuose. Iš viešbučių turistai į ekskursijas vežami didžiulėmis grupėmis. Susirikiuoja keliasdešimt ar 100 autobusų ir konvojus juos lydi per dykumą. Tačiau negali nepastebėti vieno tokio niuansėlio. Apžiūrėjus Egipto įžymybės, turistus tie patys autobusai į viešbučius parveža vieni. Lik ir dykuma ta pati ir pavojai tie patys, bet konvojus tik į vieną pusę. Atvykusieji susipažinti su senovės Egiptu nekantriai laukia ekskursijų į Kairą. Čia vakarinėme Nilo krante, Kairo priemiestyje, Gizoje, įsidėšiusios 3 piramidės. Tai vienas iš 7 pasaulio stebuklų, išlikęs iki mūsų dienų. Didžiosios Gizos piramidės iškalbingi tikėjimo pomirtinių gyvenimų simboliai. Šalia jų stūkso didysis, amžinai besišypsantis, tūkstantmečiais saugantis piramidžių paslaptis Sfinksas. Daiktai bijo laiko, o laikas bijo piramidžių. Tokia buvo 12 amžiaus arabų filosofo reakcija į šiuos statinius. Napoleonas, sužinojęs šių piramidžių matmenis, paskaičiavo, kad iš piramidžių akmenų luitų būtų galima pastatyti 3 metrų aukščio ir 30 cm storio sieną aplink visą Prancūziją. Cheopso piramidės statybai panaudota 2 300 000 akmens blokų, kurių kiekvienos svoris nuo 3,5 iki 15 tonų. Į šią piramidę tilptų Švento Pauliaus katedra, Vestminsterio abatija, Švento Petro bazilika, Florencijos ir Milano katedros kartu paėmus. Pastarųjų dešimtmečių tyrinėjimai patvirtino, kad piramides statė vietiniai žmonės, o ne vergai, kaip buvo manyta anksčiau. Tai buvo savanoriškas Egipto gyventojų darbas iš religinių paskatų ir pagarbos faraonui, Dievo sūnui ir pačiam Dievui. Tokios statybos organizacija buvo įmanoma tik pačiame Egipto valstybės žydėjime. Šiandien šalia tūkstantmečio didybės piramidžių papėdėje klesti primityvus, mūsų gariūnus primenantis suvenyrų turgus. Šis kontrastas dar labiau pabrėžia buvusi didingą faraonų laikų dvasingumą. Prie piramidžių turistams reikėtų būti ypač akyliems. Atvykusiuosius čia pasitinka kupranugariai ir jų šeimininkai.
Iš karto buvome įspėti nesileisti kalbą su šiais gana egzotiškai atrodančiais arabais. Pasirodo, užlipti ant kupranugario tereikia akimirkos, o vėl paliesti žemę kojomis gali prireikti ir valandos. Jei prieini prie kupranugario, jis kaip mat atsisėda ant žemės ir nepajusi, kaip arabas ant jo užsodins. Pakilęs kupranugaris 15 minučių iškilmingai žingsniuos prie piramidžių, o paskui be mokesčio nenulipsi. Arabas susiprašys tokio bakšišo, tai yra arbatpinigių, kad akis išlips ant kaktos.